Šiandien matysite poledinė žūklė ir džiaugsmas ir pavojus. Panevėžio mokytojai prisimena sausio 13-ąją. Žiemą daugėja traumų. Žiema šiemet lepina poledinės žūklės mėgėjus. O, istoris va, pasižiūrėkit, per ranką. Tai gal čia kokių 13 centimetrų. Kad žvejyba šiuo metu saugi, patvirtina ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovė. Šalčiai labai dideli, seniai nematyti ir jau ilgokai tie šalčiai, tai ledas tikrai jau yra tvirtas, jau yra storas. Vieną žmogų išlaiko ledas virš 7 cm turėtų būti storio, jeigu grupė žmonių virš 12 cm. Ketvirtą kartą šiais metais ant ledo lipantis Ivaras pasakoja. Buvo 4 cm, kai pirmąsyk buvom užlipę. Atsistojom dviese šalia, laiką ko puikiausiai. Na, aišku, yra properšų, bet reikia atsargiai, ypač upėse. Čia tai ką, kur nėra vandens nutekėjimo kokio, tai nėra baisu. Vilma Vaiginytė džiaugiasi, kad nelaimingų atvejų ant ledo vis mažiau. Pastaruosius keletą metų, bent jau iš pačių populiariausių žvejybos vietų, ten Ekrano marių, sakysim, kur daugiausia žvejų būna ar ne ant ledo, tai tikrai ugniagesiams neteko jų gelbėti. Tai galim sakyti, kad tikrai bent jau Panevėžio krašto žvejai žino reikalavimus, yra pasiruošę. Be apsaugos priemonių nė žingsnio. Va. Kas čia yra? Jeigu inspekcija pagautų be jų, nu čia yra, kaip pasakyti, kabliai. Jeigu pasineri, kad užsispirt ir išlipti iš eketės. Tad daugiau nieko. Ir laikot visada ant kaklo, ne kišenės? Ne, tik tais ant kaklo. Tai tas pats kišenėse kaip ir namuose, kad būtų. Šiaip pavasarį deduosi dar neskęstančią liemenę. Būtinai. Važiuoju Kupiškį, tai ten užsidedi, nes būna kartais gali lūžti, liemenė daug ką išgelbėja. Žvejys Ivaras sako, jaunystėje teko įlūžti kartą, bet tai nuo šio hobio net baidė. Tai įlūžau pakrašty. Nereikia, kaip sakant, kablių išlipau. Ką, įsimaudžiau, įsigrėžiau ir vėl žvejoju. Pirmiausia, žmogų apima didžiulė panika, tai reiktų kiek įmanoma stengtis elgtis protingai, racionaliai, nepasiduoti panikai ir nesimaskatuoti be reikalo tame vandenyje ar nepriplaukti prie to krašto, kurį lūžo. Tiesiog stengtis kuo plačiau ištiesti rankas, kad būtų didesnis atramos plotas ir jeigu ledas lūžta toliau, tai tiesiog dar tolyn plaukti, kuris yra tvirtesnis. Na ir po truputuką nesistoti kojom ant to ledo, bet tiesiog išliaužti visų kūnų ir bandyti nusiridenti toli, nes iš tiesų daug žmonių lūžta, bet jie sėkmingai išsigelbėja. Kartais pagalbos ranką tenka ištiesti kitam, bet ir tai daryti reikia laikantis taisyklių. Kad nenukentėtų ir pats gelbėtojas, sakysim, tai reiktų paduoti kažkokią parankinę priemonę. Tai gali būti šaka, lazda, striukė, šalikas ir saugu būtų bent per kokius 3 metrus ištiesti tą daiktą kažkokį, kurį tas žmogus, kuris vandenyje įsikabintų ir aišku, gelbėtojui reiktų atsigulti ant ledo, kad jisai pats neįlūžtų ir tiesiog po truputį bandyti traukti į krantą, o jeigu jau žmogus mato, kad nesaugu gelbėti, tai skambinti telefonu 112. Gelbėt teka. Aha, kokia ten buvo? Su grąžtu pačiu, ant pilvo, kaip sakant, prišliauži ir padėjau žmogui. Žmogus neturėjo tų, kaip sakant, kablių. Jiem nikaip, nagais taigi neįsispirsi. Žvejys Vladas prognozuoja, kad sezonas nusimato ilgas. Oi, nusimato. Visa gerai, dar pašals, jei pasnigs, tai iki kovo, iki balandžio mėnesio galima bus ant ledo užlipti, jeigu tai bus šalčiai tokie. Nors ledas šiuo metu tvirtas, specialistai primena, saugumo priemonės ir budrumas būtini. Prieš 35 metus, sausio 13 naktį, lietuviai apgynė savo šalies laisvę. Ta naktį Panevėžyje žmonės taip pat rinkosi saugoti svarbių objektų, dainavo patriotinės dainas ir buvo kartu.
nebuvo baisu ir tiem lietuviam, kurie lindo po tankų vikšriais tuo metu. Paskui tik tai jau labai baisu, kai jau pradėjo tenai, reiškia, tie kariai daužyti buožėmės galvas, bet čia to įvykių nebuvo, čiagi buvo visi bendraminčiai, visi kartu ir neaišku, kaip būtų pasibaigę, jeigu čia būtų atvažiavusios tanketės. Bet aš manau, kad panikos būtų nebuvę. Atrodo, kad buvo lankai. Tiesiog sunku įsivaizduoti, nes mums dar labai gyvi tie atsiminimai. Bet jie man nėra tokie labai bevaizduoti. Ir aišku, kad mes buvom jauni, kaip jauniems žmonėms įprasta, lekia, dalyvauja ir tikrai nebuvo tokio išankstinio mąstymo, kad čia tankai užvažiuos, kad kažkas žus. Bet buvo didžiulis patriotinis toks pakilimas, didžiulė bendrystė, bendrystės jausmas ir prasmės pajutimas. Sausio 13-osios naktį į tuometinę Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą visi rinkosi sušilti. Tie žmonės, kurie sušaldavo stovėdami prie telekomo laiptų, prie tų laužų, jie ateidavo į gimnaziją pasišildyti, aišku, pasižiūrėdavo šiek tiek televiziją, kas darosi Vilniuje, ir po to taip visą naktį tas budėjimas ir vyko. Didžiuliai šalčiai, bet tų šalčio fizinių nejautė, nes buvo iš tikrųjų labai tokia šilta atmosfera, šilti žmonės, jautėsi ne kad minioj stovi, o kad tu esi tautos dalis. Šiandien Laisvės gynėjų dienai atminti languose dega žvakelės. Tik noriu pasidžiaugti, kad mūsų mokykloje dirba ta mokytoja Auksė Sereikienė, kurios dėka šitos žvakutės atsirado. Jinai prieš tai dirbo Vyturio progimnazijoje dabartinėje, Vyturio vidurinėje mokykloje tuo metu, ir jinai pasiūlė tą idėją. Ir paskui jinai išplito, bet... Tai tiesiog mūsų tautos tradicija, mes mėgstam tą žvakelės degti visokiam progom. Tai pagalvojau, kad būtų visai gražu ir tuo labiau, kad dar gamta leidžia tamsoje nuo 8 valandos 10 minučių jos dega. Mokytojams svarbu, kad jaunoji karta suvoktų Laisvės ir sausio 13-osios įvykių svarbą. Tie įvykiai, kodėl jie įspūdingi, kadangi mes buvome tų įvykių dalyviai. Kadangi mes matėme ir dar galim papasakoti jaunai kartai, dėl ko buvo kovojama, dėl ko čia deginami laužai ir kodėl čia buvo pastatytos tos užtvaros, tie blokai, tos mašinos. Paprastai, kai einam prie skvere, prie paminklo, tai paklausi vaikai, ką jums šiandien reiškia laisvė. Tai kartais net pasimeta, nes jie nelabai suvokia prasmės šito žodžio už tai, kad jie neturi tų apribojimų, jie laisvę jaučia visur. Ir paskui pradedam kalbėti, rutuliojam ir kažkaip to jaudulio tai pas juos ko gero ne, nes jie nelabai supranta, bet susidomėjimas ir klausimas apie tai, kas taip yra. Visgi mokytojai viliasi, kad šiandien savo šalį ir laisvę jaunoji karta gintų, net ir nežinodama, ką reiškia okupantų priespauda. Dalis aš manau taip, nes turim tokių gimnazistų, kurie, žodžiu, ir uniformą rengėsi ir mes netgi nuotraukų turim, bet kur nuėję klasėse yra tokių savanorių, ten tų šaulių organizacijų, kurie priklauso taip. Aš nežinau, ar tai būtų didžioji dauguma, bet manau, kad eitų. Mūsų tauta vis tik tai mobilizuojasi, kai jai gresia pavojus. Ir tada jau prapuola tie svarstymai, ar man naudinga, ar man nenaudinga, kas man iš to. Anot mokytojų šių dienų kontekste jaunoji karta gali aiškiau suprasti, kad laisvė nėra duotybė, turime būti pasirengę ją išsaugoti ir ginti. Atšalus orams daugėja traumų. Anot Respublikinės Panevėžio ligoninės priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus vedėjos Jolantos Vokietienės didžiausi nelaimėlių srautai ligoninę pasiekia esant plikledžiui. Tai yra įprastinis žiemos, kaip sakyt, pacientų srautas. Nebuvo tokio didelio srauto, kaip būdavo kartais, kai plikledis pašąla ir mes turim ten 100 ir virš per parą tų traumų. Ne, yra jų daug, padaugėjimas, bet tai yra įprastinis žiemos šitas srautas. Gydytoja pažymė, kokiais atvejais po traumos būtina pasirodyti pas specialistą. Jeigu yra funkcijos sutrikimas, pavyzdžiui, nesilenkia, tenais labai skauda ten pirminus, ar iš vis negali
galite priminti, kentėti šiuo atveju galbūt ir nereikėtų. Vat ranka ypatingai, jeigu pirštai kažkas ten tirpsta, ten sumušta ranka, kažkas įvykia ir vat kažkas nejaučiat, judesiai riboti, jautrumo sutrikimai, arba ten labai greitas tinimas su kraujosrūvom, su hematomom, matot, ką darosi. Gal ir nevertėtų laukti, pavyzdžiui, kitos dienos, jeigu vakare susimušė, ten kažkas įvyko, laukti kitą dieną, kai gal ten kažkas tai praeis, paprastai nepraeina, tik tai sunkiau būna, jeigu ten lūžiai kažkokie tai su dislokacijom, sunkiau reponuot būna. Svarbiausia įvertinti savo galimybės ir tinkamai pasiruošti žiemiškam orui. Visų pirma, patogią avalynę, pagal galimybės neslydžia. Vyresniam amžiuje aš labai rekomenduoju, skandinavų šalyse tos specialios ant batų dedasi tos katės vadinamos. Yra jų tikrai ir Lietuvoje yra įsigyti galima ir visaip, reikėtų pabandyti. Kaip pasakyti, naujovės reikėtų šitas išmėginti. Su jomis kartais labai paprasta, bet jos būna efektyvios. Tikrai su jomis mažiau griūna. Anot gydytojos, dalies traumų galima ir išvengti. Jeigu tu vaikštai su vaikštinė arba su lazdele, ar tau tikrai reikia eiti į tą parduotuvę? Gal galima palaukti, kol atvažiuos tavo tenai artimieji ir kažką tai nupirks, arba ten atės socialinis darbuotojas kažką padės. Ar būtinai čia tuo didvyriu būti, o paskui atvažiuoti priėmimo skyrių su sulūžusiu šlaunikauliu? Nežinau. Manau, kad reikėtų gal pasvarstyti. Ypatingas šeštadienis kovos menų sportininkams. Šiandien sausio 10 dieną braziliško džiudžitsu sporto salėje vyksta seminaras su pasaulio kikbokso čempionu Sergejumi Maslovojevu. Kviečiame pažvelgti, kaip jis atrodo iš arčiau. Matot, Sergejus Maslovojevas yra pasaulio čempionas, pasaulio kikbokso čempionas. Jis elitinis sportininkas. Šiai dienai jis yra stipriausias ir numeris 1. Lietuvoje geresnių ir stipresnių už Sergejų nėra ir tai yra tituluočiausias šios sporto šakos atstovas. Tai mes pakviečiam, kaip sakau, patį žymiausią žmogų šioje sporto šakoje. Tai įsivaizduojant, jis ir yra ir gali būti pavyzdys jaunimui, kurie sportuoja kovos menus, kurie sportuoja kickboksą, MMA sportus, boksą, kad siekti tokių aukštumų taip kaip ir jis. Panevėžyje įsikūrusioje A-Force sporto salėje susirinko virš 50 sportininkų siekiančių pasisemti žinių ir motyvacijos iš pasaulio čempiono. Nors ši sporto šaka yra gana vyriška, seminare dalyvauja ir merginos. Dalyviams reikalavimas tik vienas – būti bent jau 14. Visų pirma, jeigu aš savo laikais turėčiau galimybę bent jau pamatyti gyvai žmogų, kuris apkeliavęs visą pasaulį ir prisisėmęs patirties iš įvairių treniruočių, tai aš jau turbūt ranką duočiau nukirsti. Tai yra labai naudinga, labai svarbu. Tai yra ir įkvėpimas visų pirma, tai yra motyvacija, tai yra parodymas, kad netgi sportuojant, gyvenant Lietuvoje, įmanoma išvažiuoti į tarptautinius vandenis ir pasiekti aukščiausią rezultatą. Pasaulio čempionas džiaugiasi, kad jo ir šio sporto klubo bendri rėmėjai suorganizavo šį seminarą. Esą tai puikia proga plėsti Lietuvos kovotojų bendruomenę. Jau nemažai su klubo apvažiavęs apskritai Lietuvoje, pasidalinęs savo patirtim, Panevėžyje su pirmą kartą, labai džiaugiuosi galėdamas čia būti. Dėkingas ir A-Force klubui už pakvietimą ir Helsinki grupui už visą šitą suorganizavimą. Tai pažiūrėsim, kuo aš galėčiau prisidėti prie šito, nes mano apskritai misija, aš žinau, kad kol aš augau, aš negaudavau tokios pagalbos, kokias aš pats stengiuosi suteikti šiai dienai. Ir jeigu man būtų kažkas įkvėpę mano laikais, aš galbūt būčiau dar greičiau iššokęs ir dar labiau užsidegęs visų šito reikalo. Tai mano misija, kurią aš savo susikėlęs, kad kol aš einu link savo apopėjos, kalno viršūnės, tol padėti ir kitus traukti lygiai taip pat viršui. Anot Maslovojevo, konkurencija yra labai reikalingas dalykas. Kiekvienas kovotojas privalo išmokti su ja susitvarkyti. Konkurencija šiaip Lietuvoje yra labai nesvetingai priimama, nors aš manau, kad tai yra neteisinga. Konkurencija yra sveikas dalykas, jinai turi būti. Jeigu tu nori augti, turi augti
tokioj aplinkoje, kur tu jauti, kad pastovi kažkas tau alsuoja į nugarą. Tave dar labiau skatina ir motyvuoja eiti į priekį. Jeigu tave tai demotyvuoja, reiškia, ne tau tas sportas. Taip kovotojas bando įkvėpti jaunuosius sportininkus tobulėti ir siekti savo tikslų. Panevėžyje įvyko pirmoji Aukštaitijos kultūros asamblėja. Anot režisieriaus Aleksandro Špilevojaus, asamblėjos tikslas ne tik spręsti vietos problemas, bet ir išsaugoti demokratinės vertybės. Mes turime tarsi tokius dvi veikimo kryptis, tai viena reaguoti į tai, kas vyksta mūsų valstybėje ir kai mes matome, kad kyla rizika kultūrai, kai kyla rizika pačiai demokratijai, tai veikti, duoti atsaką, įvardinti dalykus, kuriuos matome, pavojus, kuriuos matome ir kovoti prieš juos. O antras dalykas tai žymiai labiau konstruktyvus ir kūrybinis. Tai kadangi mes esame kultūros asamblėje, tai labai norime, kad visoje Aukštaitijoje, ne tik didžiausiose Aukštaitijos miestuose, bet visoje joje vyktų kultūriniai švietimo renginiai, kad mes galėtume bendradarbiauti tarpusavį, kad visuomenė augtų, kad visuomenė šviestusi, kad visuomenė domėtųsi tuo, kas vyksta valstybėje, kad būtų pilietiškesnė ir gerokai demokratiškesnė. Aukštaitijos kultūros asamblėjoje savo patirtimi dalinosi Ramygalos, Jonavos, Pasvalio, Pakruojo, Rokiškio, Biržų, Utenos atstovai. Pranešimą skaitė filosofas Paulius Gritėnas. Man atrodo, nėra skirties kultūroje tarp regionų ir tokio nacionalinio lygmens, mes ją dažnai išsigalvojame, todėl kad taip veikia institucijos, yra nacionalinės, regioninės, tai mums atrodo, kad kažkur tos kultūra, jos vertė prasme yra didesnė arba mažesnė, bet taip nėra. Ir netgi, man atrodo, šitas nerimas yra toks savotiškas bandymas išlyginti tas dirbtinai sukurtas skirtis, parodyti, kad tikslai yra bendri ir pasitikrinti turbūt, ar tie tikslai iš tikrųjų bendri. Tai šita prasme, tas regioniškumas, man atrodo, daugiau įsikalbėtas. Čia tiesiog kultūra užlieja ir tos tarpus, kurie buvo užpildo tiesiog ir parodo, kad jie iš tikrųjų visą laiką egzistavo, tik jos reikšmė nebuvo įvertinta. Režisierius Karolis Kaupinis renginio metu kultūros asamblėją palygino su sąjūdžiu. Anot jo, prieš 35 metus lietuviai nepriklausomybę iškovojo, o šiandien siekia ją išsaugoti. Pasak jo, kultūros asamblėja jau pasiekė nemažų tikslų. Dabar mes jau tarsi turim tokius esminius taškus visoje valstybėje, iš kurių jau norėtųsi tada stengtis, kad kiekvienas jų formuotųsi jau savo vietinius uždavinius šiems metams, ateinantiems metams ir pradėtų bendrauti tarpusavį. Manau, kad per tai, kad tai atsitiko iš principo per porą mėnesių, sakykime, nes dar spalio mėnuo buvo, tiek įsivažiavimas yra didelė žmonių iniciatyvos sėkmė. Mes tik tai tokia kibirkštis Vilniuje, visą kitą daro vietiniai žmonės. Kultūros asamblėja į naujuosius metus atsineša jau išsikeltus ir naujus tikslus. Mes turim kelis tikslus. Visų pirma, mes turim tikslą tą tinklą plėsti ir kiek įmanoma daugiau, ypač kultūros žmonių, pajungti į asamblėjų veiklą, formuojant tos uždavinius vietose, pagal tai, ko reikia vietiniam kontekstui. Kitas uždavinys, mes norim užsiimti melo, dezinformacijos viešinimu. Mes norime, kad žmogus patikėtų, kad jisai gali turėti pokytį šitoje valstybėje. Tolesnės Aukštaitijos kultūros asamblėjos bus organizuojamos vis kituose regiono miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Jau kitas susitikimas nutiks ne čia ir netgi ne Panevėžyje. Šiuo metu yra bent porą miestų, Aukštaitijos miestų, kurie išreiškia norą, kad būtų kita asamblėja pas juos. Taip, kad mes išjudėsim, manyčiau, į ežerų kraštą ir kol kas gal nenoriu skelbti datos ir tikslaus miesto, kol neturime oficialiai to pasitvirtinę, bet judėsime iš miesto į miestą, susitikinėsim su vietos bendruomenėm, klausysimės, kuo gyvena jie. Pirmosios Aukštaitijos kultūros asamblėjos metu buvo patvirtinta iniciatyvinė grupė, kurią sudaro 10 kultūros atstovų iš skirtingų Aukštaitijos miestų. Panevėžys pradeda antrąjį Stasys Museum plėtros etapą. Po rekonstrukcijos centre veiks universali daugiafunkcinė salė.
Pastato antrajame aukšte bus įrengta bendradarbystės erdvė, trečiajame ir ketvirtajame aukštuose papildomos ekspozicijų salės. Stogo aukšte planuojama įkurti menininko dirbtuves, kurios sudarys sąlygas kūrybiniam darbui. Numatyta įrengti administracinės ir pagalbinės patalpas, o pastato rūsyje požeminę 53 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, archyvą bei kitas techninės ir pagalbinės erdves. Pastatas bus visiškai pritaikytas žmonėms su negale. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2028 m. gruodžio pabaigos. Preliminari projekto vertė šiek tiek daugiau nei 10 200 000 eurų, iš kurių apie 8 milijonus skiria ES fondas. Įgyvendinant socialinės globos infrastruktūros plėtros projektą bus rekonstruotas nebenaudojamas buvusio Lopšelio darželio pastatas, esantis Žemaičių gatvėje 18 Panevėžyje. Jame bus įrengti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantys socialinės globos namai, kuriuose numatyta ne mažiau kaip 30 vietų senatvinę demenciją sergantiems asmenims ir senyvo amžiaus žmonėms su negale. Pastatas bus apšiltintas, perplanuotas ir visiškai pritaikytas socialinės globos veiklai. Bendra projekto vertė siekia 3 300 000 eurų. Projektas finansuojamas ES fondų ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą įgyvendinti ketinama iki 2028 m. sausio 31-osios. Akcinės bendrovės Panevėžio energija duomenimis per praėjusių metų gruodį Panevėžio mieste renovuoti daugiabučiai namai būsto šildymui vidutiniškai suvartojo 34% mažiau šilumos nei nerenovuoti daugiabučiai namai. Mažesnės praėjusio gruodžio mėnesio gyventojų išlaidas už būsto šildymą lėmė šiltesni orai ir mažesnė šilumos kaina nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Praėjusį gruodį vidutinė lauko oro temperatūra Panevėžyje siekė beveik +2 laipsnius šilumos, kai 2024 m. gruodis buvo 0,3 laipsnio šaltesnis. 2025 m. gruodį šilumos kilovatvalandė kainavo 1,5% mažiau nei prieš metus. Įsivyravus sausiems šaltiems orams Panevėžyje padidėjo kietųjų dalelių koncentracija ore ir viršijo nustatytą ribinę vertę. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija siekia 51,71 mikrogramo kubinėme metre. Padidėjusiai oro taršai įtakos turėjo vietiniai šaltiniai, šiluminės energijos gamyba energetikos įmonėse ir individualiuose namuose, taip pat transporto keliama tarša. Prognozuojama, kad vyraujant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms išlieka kietųjų dalelių paros ribinės vertės viršijimo tikimybė. Regitroje didėja automobilių registracijos mokesčio tarifai. Pernai vartotojų kainų indekso dydis buvo 139,4, šiemet 144,2. Pavyzdžiui, jei benzinu varomo automobilio išmetamas CO2 yra 141 gramas kilometrui, pernai jo registracijos mokesčio dydis siekia 41,82 €, o šiemet 43,26 €. Regitra primena, kad registracijos mokestis taikomas tik lengviesiems automobiliams, kai jų išmetamo CO2 kiekis viršyje 130 gramų kilometrui. Jį reikia sumokėti registruojant automobilį pirmą kartą, kai norima įregistruoti naują ar iš užsienio įvežtą automobilį. Taip pat visais atvejais, kai keičiasi automobilio valdytojas. Jau rytoj, penktadienį, sausio 16 dieną, jūsų laukia vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Panevėžio rajone Mikėnų kaime gyvenanti Almuonė Semėnienė užsiima neįprastų hobių, kolekcionuoja saldainių popierėlius. Aistra užgimė vaikystėje, sovietmečio nepritekliuje, kai ryškus saldainio popierėlis atrodė tarsi mažas stebuklas iš kito pasaulio. Gausus snygis ir sudėtingos eismo sąlygos tapo tikrų išbandymų ir atskleidė žmonių solidarumą. Tėvynėje pasakojimas apie Paistrio gyventoją Kęstutį Gražį, kuris nuo ankstyvo ryto padėjo kaimynams, traukė užklimpusius automobilius, maršrutinius autobusus ir skubėjo į pagalbą tiems, kam jos labiausiai reikėjo. Skaitytojai Tėvynėje sužinos, kodėl dalis ugdymo įstaigų maisto tiekėjus renkasi konkurso būdu, o kitos samdo savo darbuotojus, su kokiais iššūkiais susiduriama ir kokie pažeidimai fiksuojami patikrinimų metu. Straipsnyje mokyklų vadovų asociacijų atstovų ir specialistų komentarai.
Laikraštyje apžvelgiami 2025-ieji, kurie architektūros srityje buvo itin produktyvūs. Publikacijoje apie parengtus ir jau įgyvendinamus projektus, naujarodžių bendrabučio rekonstrukciją, planus socialiniam būstui ir architektų siekį suderinti funkcionalumą, estetiką bei pagarbą aplinkai. Tėvynė publikuoja išsamų pasakojimą apie Tomą Josą, pirmąjį Panevėžio merą po nepriklausomybės atkūrimo. Straipsnėje prisiminimai apie sausio įvykius, politinius sprendimus bei instrukcijų, kriminalinio pasaulio įsigalėjimą ir kita. Numeryje pateikiama išsami Panevėžio regiono jaunimo situacijos darbo rinkoje apžvalga, kiek jaunų žmonių ieško darbo, kokias profesijas renkasi, kur nedarbas didžiausias ir kokią įtaką jaunimo užimtumui turi užimtumo tarnybos programos. Kaip ir įprasta tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų, straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono. Vis daugiau žmonių kreipiasi į policijos pareigūnus nukentėję nuo sukčių. Domimės, ar su sukčiais susiduria ir panevėžiečiai. Kaip dažnai jūs sulaukiate? Retai. Jo, aš negyvenu Lietuvoje, tai... Kad nesulaukiu dar. O jeigu sulauktumėte, kaip manote, kaip reaguotumėte? Nu, nežinau, tiesiog numeščiau tuos skambučius į šoną. Nesulaukiu nei vieno. Nedažnai. Gal vieną kartą esu gavęs. Kokį kartą į mėnesį paskambinu? Dažniausiai žinau, kad tai yra sukčių skambučiai, jo. O kaip būna, ar padedate ragelį? Padedu ragelį, jo. Padėčiau ragelį iš karto. Išgirsiu, jeigu rusiškai kalba, tai iš karto padedu. Visada siunčiu toliau ir nes dažniausiai atpažįstu iš to, kad jie kalba rusiškai, tai nesileidžia kalbas. Na, aš visus numerius, su kuriais bendrauju žmonėm, aš visus tuos 3 paskutinius skaičius žinau, tai jeigu čia nepažįstamas, tai aš iš karto nuspaudžiu ir viskas. Visi planai. Mes gyvas visus pažįstame, čia dažnai atvažiuojam su tai. Padėsiu savo negalime. Tačiau pradėjau. Baisu. Kiekvieną dieną mes su jie bendravom savo. O su mumis tikriausiai gal dar buvo. Tai žmogaus nebuvo čia. Bet net kas su jomis nebuvo. Jeigu būtų buvęs, būtų kažkaip padaryti. Taip, šuniuką iš voljero ir girdėjęs iš šunų ir tačiau turi stiklumai. Nam buvo aptimai daug, reikia gyvūnų dar viduje. Supratau, gerai, aš rytą dabar. Penktadienį žemesnio sniego nenumatoma, vėjas pietryčių 7–12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį 8–13, rytų Lietuvoje vietomis 14–19, vakarinėme šalies pakraštyje 5–7 laipsniai šalčio. Aukščiausia temperatūra dieną 6–11, rytų Lietuvoje vietomis iki 13 laipsnių šalčio. Šeštadienį sniego nenumatoma, vėjas pietryčių 7–12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12–17, pajūryje 8–11, dieną 6–11 laipsnių šalčio. Sekmadienį nesnigs, vėjas pietryčių pietų 7–12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12–17, dieną 5–10 laipsnių šalčio. Dienos ir tragiškų 1991 m. sausio 13-osios įvykių metinės. Už Lietuvos laisvę! Salve už Lietuvą! 1990 m. kovo 11 d. Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę. Už Lietuvos žmonės! Laisvė nėra duotybė, o tai yra nuolatinė kova.
čia, sausio 13-osios skvere, pagerbti laisvės gynėjus ir prisiminti dramatiškas 1991 metų sausio dienas. Atminties neištrins paukščiais lekiantys metai. Atminties neištrins abejingi veidai. Tai šventa atmintis. Atmintis kokiu reta. Jos dėka ir savus, ir save supratai. Gal neteko tada tau prieš tankus stovėti. Gal net gimęs tada visai nebuvai. Bet šiandien tu turi ką brangint ir mylėti.